Sveiki, čia ponas Antanas. Čia man davo vienas toksai, pažįstamas telefoną jūsų, sako, nuomojat pirtelę prie ežero. Prie Merkio. Taip, prie Merkio, prie. Tai norėčiau tokio klausimą užduoti. Ta prasme, ten galėtų filmas būti sukamas? Mes planuojam filmuoti tokį filmuką, trumpametražį, ta prasme, ar galėtumėt įsinuomoti tą pirtelę? Gali. Nes čia realiai, kokia jūsų filmo kaina būtų? Filmas būtų tokios ryties, atvažiuoja lenkiška kolūkietė moteriškė. Kiek dienų, metų ar kiek? Kam, paneliai? Sakykit, kiek dienų suks šitą filmą? Tas filmas būtų sukamas kažkuo 20 dienų. Apie mėnesį. Tai jis bus kiekvieną dieną sukamas ar... Priklausomai nuo moterių skaičius, nes matot, ten panelis visokios bus atvažiuojamas. Ta prasme, realiai ten iš Lenkijos bus atvežamas panelius, kolūkietės tokios su dideliam krūtim, ta prasme, ir bus filmuojamas vaizdas. Lietuviški vyrai jas, ta prasme, ima. Ir bus viskas talpinama į internetą ir parduodama į Ameriką. Šiaip tai... Ta prasme, sekso namelis bus. Laikotarpį jūs norėtumėt kažką. Nesupratau, kaip sakot? Kada jūs pradėtumėt tai kažką tai daryti? Mes ten pradėtume realiai nuo, ką žinau, gal po savaitės jau įvažiuotume ten. Realiai ten mes negyventume. Sekmadieniai pas mane jau suplanuoti. Supratau, tai nuo pirmadienio gal. Realiai ten gyventi nieks negyvens, tik atvažiuoja ten, pasibaškina visokie negrai ir išvažiuoja. Ir viskas nufilmuota, ta prasme, ir viskas. Alio? Tai nesupratau, kas pasibarškina. Ta prasme, čia yra filmavimo. Mes esam filmavimo grupė. Atvažiuojam, išsinuomojam sodybę. Jeigu jūs galite išnuomoti, tai išnuomykit. Jeigu ne, mes ieškom kitos. Iš Lenkijos atvažiuoja moteris. Ir tas Lenkijas lietuviai dulkina. Kojytės į viršų pakelia, ta prasme. Ne, aš pažiūrėjau. Kaip? Ne, tai jūs. Kažkokios kitos. Ką kitos? Pirties kažkokios kitos. O dėl ko jūs nesutinkat? Tai mane tokie dalykai nelabai vilioja. Tai gal pats sudalyvausit? Jūs vienoj scenoj galėtumėt pats sudalyvauti, atsipalaiduotumėt nuo žmonos, ta prasme, pajustumėt jauną moterį. Tai gerai, viso gero.